Mes nenurimstam. Reikia man nesirodyti. Visai gerai kepurė atrodo. Kepurė gerai. Na. Šiandien lengvas tas vaikščiojimas po slėnį. Kai stingi eiti, jau su arkliukais važiuoja. Atėjo pasivaikščioti. Ja. Čia traukinys veža tinginius, visas dūmais apsipylęs, kriokia. O, reikės jau išlipti, toliau neveš. O, pažiūrėkit. Atvažiuoja žmonės gamtoj pabūt. Gaila, bet toliau neveš. Atėjome į mūsų dienos tikslą. Puchalovo poliana. Skaitos čianais šitie visi slėniai žydi krochai. Kada žydi, nežinom. Dabar nieks nežydi. Ar jau žydėjo, ar dar žydės. Šiaip graži vieta labai. Žmonių daug. Lengvas pasivaikščiojimas šiandien, kiek čia mes turim 7,5 kilometrų. Na ir atgal. Pailsėsim šiek tiek. Perkasim. Po 3 dienų sunkesnių žygių dabar reikia biškį atsigauti. Žmonių. Čia didžiausi pavargėliai važiuoja, va taip. Kiti, va, ir su vežimukai sugeba užvažiuoti ir nuvažiuoti. Čia galutiniam taške žmonės stengiasi atsiplūsti. Nemažai dviratininkų, bet nemažai su elektriniais. Ir tai kiti tokius kalniukus su elektriniais šiandien užvažiuoja, palieka apačioj piško meilę. Čia kažkokia maitinimo įstaiga turbūt, bet mes ten neįsim jau. Stovė tokias eilės kosminės. Nebent tualetas čia būtų kur nors. Pietų metas. Daug kas ilsisi. Graži vieta, labai graži. Linksminamės. Linksminamės. Namo. Ne visi, bet jau didžioji dauguma.